Okay, boys. Guys, jump. Woo! Sveikuoliai jaunuoliai, atvykau į Šveicariją su draugais, tiesiai iš lėktuvo, iš mašinos atvažiavom, nieko nelaukiam, einam nušoks kažką tais. Atvykome į Lauterbrunnen slėnį ir užsikėlėm keltuvėlį ir skubom dar kol dienos turime išbandyti naują šuolį, naują rampą. Ir eisim su vyriukais, štai tokiu miesteliu reikia praeiti, kad pakliūti į vietą, kur galime nušokti. Tai va, tokia sugalvojom blitz kelionę, staigiai, realiai savaitgaliui šiek tiek daugiau išsibandysime naują vietą. Labai gražus miestelis, kalnų viršūnėse, aplinkui supa kalnai. Tai va, ir atvykome į tikrą žiemą, visai čia šalta, reikia iš tikrųjų normalių žieminių rūbų, ne tai kaip pas mus lietuvėlį, ta žemelė tokia juokinga. Pamatysim tikrą sniego. Tai tikrai labai gražus slėnis čia yra, gal net ir tie, kas nešokinėja parašiutais, turėtumėt žinoti, Šveicarijoje, vidury Šveicarijos Lauterbrunnen slėnis vadinasi. Jisai tikrai pritraukia daug turistų tiek vasarą, tiek žiemą. Ir iš tikrųjų čia yra parašiutininkų meka, nes toksai didžiulis slėnis iš abiejų pusių uolos ir galima šokinėti praktiškai kiaurus metus, o Jėzau. Nes nėra čia vėjų, labai geros oro sąlygos visą laiką. Ir labai daug skirtingų eksitų taškų, nuo kurių galima nušokti. Ir vienoj kalno pusėje, ir šitoj kalno pusėje. Ir va tenais į tą slėnį šoksime. Ir vat, kas fainai dabar vat, yra tai, kad nereikia lipti kalną, mes turim biškį netgi pasileisti nuo kalno, kad pakliūti ten, kur reikės šokti. Tai vat vyrukai jau mina taką link ten, kur mums reikia. Ir kas gerai, kad labai trumpi žygiai iki šuolio, nereikia klampoti ilgai, kopti kalnus ir panašiai. Tai galima per dieną daug tų šuolių privirinti, prišokinėti. Tai tą ir darysim, mes turim labai čia nedaug laiko, vos kelias dienas čia pabūti. Bandysim maksimaliai išspausti iš tos kelionės, kiek įmanom daugiau patirties pasisemti. Ir vat. O dabar ateisim prie tokio eksituko, to jaus apie jį ir papasakosiu. Na va, 1, 2 ir atvykome prie mūsų taško, kur šoksim. Va tokia rampa nauja yra, kurią mes ir norim išbandyti. Ir stebėkit, vadinasi High Ultimate, ir jis Ultimate nebereikalo, nes labai daug kaukolyčių pripaišyta. Tai vienas mirtingiausių, kiek žinau, ar Vidėlį gal tu daugiau pasakysi, vienas mirtingiausių eksitų būdavo anksčiau. Jo, šitoj zonai tai yra pavojingiausias eksitas. Tik dabar, kadangi rampa pailgėja, yra tikimybė, kad jis tapo šiek tiek saugesnis. Galbūt bus ir saugiau dabar. Tikėkime, kad bus saugiau. Ir galėsim čia daug šuolių padaryti, nes užtrukom ateiti nuo keltuvo vos kelias minutės. Tai tik tais pakavimas mus lėtins ir sulaikys nuo begalybės šuolių. Tai Benas jau pradėjo ruošti savo įrangą. Rengsimės ir prasivedinsim tą galvą. Nuostabus vaizdai, neatsimenu, kada mačiau saulę paskutinį kartą. Tai šiaip geras tas įspūdis vienulė, ne? Kai atsikeli ryte, valgai blynelius Lietuvoje, pusryčiauji ir staiga atsiduri tokioje vietoje. Jo, tai toks biškį surrealistinis jausmas. Visą laiką to žavi tos kelionės. Nu ką, puošimės. Bandysim šokt.
Pirmasis rampą išbando ir šuolį atlieka Arvydas, paskui jį šoka Benas, na o aš lieku trečias ir šoku paskui juos. Šis šuolis yra pavojingas tuom, jo kalnas yra labai arti ir turi atsispirti nepriekaištingai, kad praskristum uolą, nekliudydamas jos. O tuomet mums atsiveria nuostabų 720 metrų aukščio, kuriuo su savo kostiumu galiu skristi tarp 20 ir 30 sekundžių. Tikrai pakankamai daug laisvo skrydžio, iki kol skleidžiu parašiutą. Šis slėnis yra nuostabus tuom, jog apačioje yra be galo daug ganyklų, pievų, laukų, į kuriuos nusileisti be vargo galės net ir mažai patirties turintis parašiutininkas. Senas geras base jumpas. Na ką, šuoliukas puikiai pasisekė. Džiaugiamės jį padarę, išgyvenę. Daug stresiuko buvo prieš šokant, seniai nešokę esam. Dabar jau ten daugiau pašokinėsim, daugiau šuolių pavėrinsim. Dabar čia pakankamai greit jau temsta kalnuose, tai atvažiavom į savo kačikę. Tokioje troboje gyvensim. Tokiais vaizdais šalia. Ir viskas. Einam pakuot parašiutų. Į parduotuvę pavalgyt ir ilsėtis ruoštis rytojaus dienai. Manau, kad bus ilga diena, nuo pat ryto pradėsim. Pat vakarą šokinėsim. Tai nekantrauju jau rytojaus sulaukti. Turėčiau sutikti savo vieną mūsų bendrą draugą, tokį Stu iš Pietų Afrikos. Tai jisai mums parodys įdomybių tikriausiai. Varom. O, toks mūsų tokia troba. Visai puiki trobelė. Išgriuvę vyrai jau ruošiasi, puošiasi. Nori visi valgyt. Gyvensim kaip vaikystėj, 2 aukštų lovose. Nu, žodžiu, manau, čia nebloga. Kačykę nugaidom paskutinę minutę. Ką atsivežė Beno gerą? Žinok, sumečiau viską taip, dabar žiūrėsiu pats, ką čia atsivežė. Siurprizas bus? Ja. Nu ką, ryte norim ankstyvą šuoliuką pradėt, bet reikia parašiutų supakuot. Tai va taip, sumeistravom. Prisirišę vidury kambario, Arvydėlis įpusėjo savo darbus. Laukia dar Benulio eilė. Benulis pasiruošęs supakuot parašiutą? Ne, dar ruošiuosi, nusiteikinėjau monelį. Nusiteikti reikia. Tai va, susipakuojam, miegot, atsipūs prieš tai ir tada jau miegot ir tada jau rytoj vėl šoksim. Važiuojam rytoj už šuolius. Ką gina gyva, papi. Taigi, atvykom su bernais prie keltuvo, kuris dabar skaitomas stačiausias pasaulyje keltuvas. Čia naujai pastatė visą šitą liniją. Tiesiai mums į kalno viršūnę pakelt, nes mes va šokinėsime. Čia tai prizūminsiu. Va nuo šitos rampytės, jeigu matot. Tai va link ten ir kilsime, nes anksčiau kelia vienas keltuvas į tą kalną ir iš tenais į viršų. Dabar čia turim shortcutą. Tai naujausias keltuvas Šveicarijoje, Lauterbrunnene ir jis pats stačiausias pasaulyje. Tai va, visai šalta, rytas ir varom pirmą šuolį daryt. Paieškosim, kur paskui čia pakuotis, nes laukia tikrai šaltoka bus pakuot. Tai tikiuosi nereikės to daryt. Kažkur po stogu gal va šitoj gražioj, modernioj stoty rasim, kur susipakuot parašiutus. Nu va, ir šiandien planas šert, kiek įmanoma daugiau tų šuolių. Kiek išeis, tiek padarysim. Ir susitiksim su draugais keliais galbūt. Ir jo, pamatysim, ką čia jis nuveikt. Dabar va ateinam, važiuosim, kur čia galim būtų pakuot. Gal stoty. Nepakliūsi čia? Ne, jie čia pakavo. Tai va, čia va, galim pakuoti, nes žiūrėk, ant tų prisirišt prie tų laiptų. Nes tai čia va, tiesiog pasidėjo. Nu tai va, mes čia pakuosim. Jeigu neišvarys, tai neišvarys. Tik reikės atsinešti klemsus, ne? O čia įmiūrėna. O čia tas... Tai čia va senas siltuvas, va. Pro čia ir kildavom, sujungė. Žinai, jeigu žmonių srautai vaikščiotų, tai aišku, kad man čia turėtų išpritolinti, jeigu čia toks nėra didesnė. Nu. Bet rūgės, šustras, aš matau. Šustras, pizda. Norėtum tokiom pavaryt? Aš žinau, aš gal ir norėčiau, bet žinau, kas dar labiau norėtų. Kas, Arvydėlis?
Jis šnekėjo apie Vaikai base mane. jumpą. Ai, tavo vaikai. Nu va, vyrukai sugalvojo pakuotis lauke, nes labai geras gaivus oras kalnuose. Tiesiog norisi čia lauke ir leisti laiką. Aš susimečiau parašiutą viduje, ten tokią vietą radau stotyje, tai manau, kad ir vyrukai su manimi eis kitą kartą pakuot. Tiesiog bijojom, kad ten išvarys, nes labai pikta boba pasakė, kad čia negalim pakuot. Nes paklausėm, aš tiek pakavau ir niekas nieko nesakė. Tai mažiau klausinėti reikia, kas galima, ko negalima. Atsiminkit vaikai. Darykit, ką norit. Bet labai svarbu žinoti, ką daryti, kai parašiutas įsiskleidžia susisukęs ir visą laiką pradžiui pataisau skridimo kryptį ir tik tada pats atsisuku. Tai va, tai žodžiu, šiandien, manau, šičia ir šokinėsim, bet nuo šitos orlelės čia į tuos laukus, va, visur galim leistis, tai turim daug erdvės ir galim pasitobulinti skrydį, tai čia, manau, visi šuoliai daugiau mažiau monotoniški bus, va, gal tik šoksim keliese, nebe po vieną. Bet toj pačioje vietoje čia šokinėsim, manau, ir tą patį darysim. Taigi, vagina. Šiek tiek priešistorės apie šitą kelionę mūsų. Tokia čia turėjo būti visiškai ir gavosi blitz kelionė. Vos keletą dienų mes čia pabūsim, 4 gal naktis, 5 ir viskas, skrendam atgal tokiam ilgam savaitgaliui. Iš esmės atvarėm, bet esmė ta, kad šitą kelionę taip pasiderinom datą, kada kam tinka, užsibukinom skrydžius atskristi ir aišku nieko čia nepasitikrinom ir tokį iš karto failą turėjom pačioje pirmoje vietoje tame, kad pasirodo šiuo metu kaip tik vyksta slalomo pasaulio čempionatas, čia kažkoks slidinėjimo varžybos, ant to kalno užsikėlus, ant dar daugiau kalnų ir trasų yra. Tai čia žiauriai bizekas su sraigtasparniais, dėl to sraigtasparniai non-stopu čia skraido, kelnoja dalykus, matytom varžybom, krovinius ir panašiai. Tai čia netgi rytoj, čia net nebus galima šokinėti apskritai šitam slėnyje. Tai kažką galvosim kitką veikti. Tai taip visai sufeilinom ir dar on top, kame čia feilas, kad šitom datom, šitam savaitgaliui neįmanoma nieko išsinuomot pačiam slėnyje čia, kur esam. Tai tenka biškai važiuoti gal pusvalandį į kitą slėnį, į kitą vietą, kad gaut kur pernakvot, bet radom, kur apsistot. Tai vat, turėjom tokių sutapimų, feilų su pasirinkta data, bet nepaisant to šuolių padaryti pavyks ir darysim juos įsišiepę kiek tik įmanoma daugiau. Tai vat, vyrukai matau jau baiginėja pakuotis ir kilsim vėl su ta gondola į viršūnę. O? Filmina, ne? Filmina. Mano? Tavo tai senai filmina. Paskaičiuok garsiai, gerai? Ok, Martynai, pasiruošęs? Pasiruošęs. Gerai. 3, 2, 1, veik! Smagų šuoliukai, čia šiandien labai smagu su arvidėliu dviese šokti, aš tada turiu į ką orientuotis, į ką skris, prisistabdyti, pasigreitinti, pasistatint. Daug įdomesnis šuolis pasidaro man, negu skrendant vienam tik tais ir savo performansą gerinant. Tai dabar toksai jo, turiu prisitaikyti prie jo ir bandau priskris kuo arčiau, kad jį ir nufilmuot. Ir pats turiu kur tobulėti tada, kai turiu derintis prie kažko, o neskrendu tiesiog kaip man patogu. Tai vat, labai geri šuoliukai, kiek čia mes jau 3 įvyniojom. Varysim tada dabar į kitą exitą, vadinasi Via Ferrata, nes Via Ferratos takelis yra tenais ir tokia platforma didelė yra. Tai nuo tos platformos galima šokti, kai labai ten toksai skečių patekimas būna visą laiką žiemą, nes kriokliais ten apaugę viskas ir slidu gali būti. Tai prie pat krašto, tai žiūrėsim, kaip ten pakliūti išeis. Manau, kad bus įdomu ir šuolis bus biškai kitoks, kitas taškas, iš kurio šoksim, bus įdomu paįvairinti. Tai bandom kilti viršų ir dar daryti šuolį. Puikus oras, šilta, jau darosi ant saulės gera. Kalnių ožiukai tokiais va kriokliukais mėgaujamės.
Keliukas ne pats patogiausias, bet nieko, nueisim. Įdomu taip lipti. O, nepataikiau. Kokie tai didesnį. O, va. Koksai. Opa. Liolipopas. Davai, nusiskink ir pasišpakuosim. Nu, blema, nesi pats rangiausias. Ohoho. Šiaurietišką ėjimą lasas. Jo. Nu, benuri, nulaužk ir tu vieną. O, bam. Štai tokiu takeliu reikia praeit. Nėra jaukus tikrai, nes nugarmėt gali į slėnį. Nesinorėtų. Bet dabar jau easy praeita blogiausia. Tu viską filminį. Nėra jauku, nėra. Nahai. Buvo tikrai baisu, turiu pasakyti. Žiūrovai, mėlėjai. Žinokit, kad čia nėra jaukiausias dalykas pasaulyje, ką galima nuveikti kalnuose. Eik tu savo, ačiū Dievui. Eik tu, šiek buvo intensyvų. Naujas eksitas, iš karto vyrukai jau prakaituoja. Benuli, kaip tavo savijauta, kaip tu jauties? Gerai, sakyčiau. Ramu, jaudulys, toks kokteilis. Tarp to ir to. Gali reikšti, kad bus geras šiandien šuolis kraštinis jau mano. A ne? Dar spėsim. Niekau. Sekantis mano kitoks yra, tai teks tavo eit nori ar nenori. Tai neužsekta, aš filmuoju. Pasiruošęs, kai tu pasiruošęs? Aš pasiruošęs. Ready. Set.
Labai smagu su draugai šokinėti bei džempą. Rekomenduoju. Nu ką, labai geras šuliukas čia šojom, su Arvidėliu gerai praskridom, Benuris irgi gerą performansą įrovė. Dabar grįžtam prie savo rampikės, prie High Ultimate šuolio. Ir šitas šuolis bus ypatingas Arvidui, nes 600 šuolis, jubilėjinis, jau 600 kartą šoks beiso šuolį. Klausyk, gero 600-ojo? Dėkui, seniukai. Pavarom. Ir nusprendėm tą progą visi trys nusiverst. Kažkaip įsirikiuosim, susigrūsim ant tos rampikės ir įrausim tokį freeway'ų. Tryse. Tai manau bus tikrai exciting šuliukas. Benas labai laukia šito, ne? Labai norėjo, įkalbėjom. Penktas šuolis šiandien. Penktas šuliukas šiandieną, tai labai gerai mes čia kažkaip varom. Tai... Geras dviratis tikrai. Medinis dviratis. Esi matęs medinį dviratį. Tai dabar jau būsime. Paliek norėtųsi jo. Važiuojam. Kad reikia leistis anksčiau. Oi, Geras šuliukas. Oi, ne. Padarėm visus šuolius. Padarėm šiandien visus šuolius, kiek buvo įmanoma. Kiek mes šiandien grojom? 6. 6 šuolius šiandien padarėm. Jėzu, kaip gerai. Smagus buvo šitas kraštinukas mūsų šiandieninis. Blemba, greičio buvo gerai rūrinta. Skutom kaip pailsėjo. Kaip vagis, skutom kaip vagis, kaip iš gaisro. Nežinau, puikiai dienelė, bet jau temsta slėnyje. Greičio saulė pasislepia ir dingsta. Tai varysim dabar namolio pakuot parašiutu. Rytoj negalima slėnyje šaknėti dėl čia vykstančių varžybų. Tai varysim kažką kitko nuveikti. Žiūrėsim, ką ten nuveiksim. Manau, pahaikinsim ir kažką nušoksim tikrai. Tai bus irgi smagi dienelė, kitokia. Oi, koksai puikus rytelis. Nuostabiam žygeliui. Varome. Šiandien žygį darome didelį, lipam į kilometrą, lipsim, žodžiu, kalną, kilometrą aukščio, o nueiti ten gal kokie 3-4 gaunasi atstumo. Tai esmė, kad šiandien, kaip minėjau, vyksta slalomo kažkokios varžybos, lenktynės pasaulinės, ta mūsų slėnį, tai negalim šokti tenais niekur vietoj. Tai susimastėm žygį pas draugelį į namus, pas kurį teoriškai turėjom pradžioj ir apsistot gyventi. Bet supratom, kad čia kilometro į kalną neįlipsim kasdieną po šuolių. Tai įsinuomavom kalno papėdėje Hačike, kur jie gyvenam. Bet pas jį vis tiek aplankysim tą draugą, jo namučius. Ir netoli jo namų yra šuolis, toksai visai gražus. Nes greitai įsiskleidžiam, bet labai ilgai skrendam po to po kupolais. Bandysim padaryti tą šuolį. Tai va, įdomu, kaip čia seksis lipti. Tik pradėjom. Ką tik. Tai dar tik pati pradžia žygio, tai kol kas savijauta puiki. Su vyrukais užlipom pusę kelio, plius minus. Pavarysiu kamerą. Lengvąją pusę. Kaip Benuli jautiesi dabar atžygiavęs? Jaučiuosi gerai, prasikvėpavęs, prasimankštinęs. Pasiruošęs lipti likusią 500 metrų? Pasiruošęs, tai yra švelniai pasakyta. Teikimas maks. Negaro, menukai įtempti. Lipam, nesustojam. Nu ką, lipa ir užlipa vyrai, bet dar ne iki galo. Čia dar nekylo namelis. O aš kalnuosiu toksai šilteliukas padarytas.